kadangi kiekvieną dieną gaunu tos pačius klausimus iš verslininkų, kurie pradeda dirbti savo, yra natūralu, kad žmonės nori sužinoti, kokią formą pasirinkti, kuri forma bus mažiausiai apmokestinama. Na ir čia natūralu, kad mes kiekvienas ieškome tų atsakymų ir pasidalinsiu savo patirtimi. Ir kai žmogus paklausė manęs, kokią formą pasirinkti, aš visų pirmiausiai klausiu, ar jūs žinote, už ką jums žmonės moka pinigus, ar jūs esate ištestavę savo veiklą. Na, jeigu jūs dirbate su fiziniais asmenimis, tai galbūt naudinga pasirinkti yra verslo liudijimą. Jeigu jūs dirbate su fiziniais asmenimis ir su juridiniais asmenimis ir nežinote, ar žmonės tikrai mokės jums dar pinigus, tai galbūt yra naudinga pasirinkti individualią veiklos pažymą, IDV kitaip tariant. O jeigu iš tikrųjų jau žinote, kad žmonės mokės ir verslo idėja jūsų pasiteisino, tai tada galima galvoti steigti iš karto mažąją bendriją. Iki sekančio susimatymo.